įrašinėjau šį video yra balandžio 26 diena ir tai yra 4 dienos iki mano kelionės ir skrydžio į Tel Avivą, Izraelio sostinę. Įrašinėjau vidosik anksčiau, kadangi nesu tikras, ar man sėkmingai pavyks patekti į šalį, kitaip tariant, ar Izraelis mane įsileis. Tikiu, jog tikrai esate kažką girdėję, skaitę ar matę apie artimųjų rytų konfliktą tarp Izraelio ir aplinkui esančių musulmoniškų valstybių bei teritorijų. Tad labai plačiai neišsiplėsiu apie pačią Izraelio istoriją, kadangi jinai gana sudėtinga, komplikuota ir skirtingai interpretuojama, taip pat kaip ir nepasakosiu apie teroristinės organizacijas tokias kaip Hamas ir Hezbollah. Tai labai trumpai apie tai, kaip viskas prasidėjo ir kokia situacija šiai dienai yra. Tai 2023 metais spalio 7 dieną Hamas netikėtai surengė plataus masto ataką prieš Izraelį iš Gazos ruožo ir tuo metu žuvo bemaž 1200 žmonių, daugiausia civilių, ir tai buvo viena kruviniausių dienų Izraelio istorijoje. Žinoma, po to sekė Izraelio atsakas, prasidėjo didelė karinė operacija Gazos ruože, įskaitant oro smūgius ir sausumos invaziją. Tuo metu žuvo 10 000 žmonių. Izraelis ir Hezbollah po karo Gazos ruože pradžios Libane įsikūrusi Hezbollah teroristinė organizacija remiama Irano pradėjo šaudyti raketomis į Izraelio šiaurę. Izraelis, žinoma, atsakė artilerijos smūgiais ir oro atakomis atgal. Eskalacija vyko visus 2024 metus, įtampa pasienyje nuolat augo, buvo daug abipusių smūgių, tačiau visuotinis karas taip ir neišsiplėskė. Ir paraleliai Izraelis ir Iranas 2024 metais suintensyvėjo Izraelio smūgiai prieš Irano taikinius Sirijoje. Iranas kaltino Izraelį dėl kelių atakų prieš savo generolus. Iranas pirmą kartą istorijoje tiesiogiai smogė Izraeliui, paleido šimtus dronų ir raketų, dauguma iš jų buvo numušti, ir tai buvo atsakas į Izraeliui priskiriamą smūgį prieš Irano konsulatą esantį Damaske, kur žuvo svarbus Irano karininkai. Tai aišku, Izraelis atsakė toliau, sekė tikslinis Izraelio kontrapuolimas, tačiau jis buvo ribotas, kad būtų išvengta visiško karo su Iranu. Ir eskalacija buvo sustabdyta tarpininkaujant JAV ir kitoms šalims. Taigi, ką rašo mūsų užsienio reikalų ministerija? Situacija artimuosiuose rytuose išlieka įtempta, nenuostabu, todėl rekomenduojama įvertinti galimybę keliauti ir raginimą susilaikyti nuo nebūtinų kelionių. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu ypač įtempta situacija yra vakarų krante, Janino, Nabluso, Hebrono, Tubas, rytų Jeruzalėje, Izraelio pasienyje su Gazos ruožu, apie kurį aš jums jau pasakojau, taip pat Izraelio šiaurėje esančiose Golano aukštumose, bei pasienyje su Libanu, irgi apie kurį pasakojau. Tai kaip tai atrodo žemėlapyje, raudonai pažymėtos vietos, į kurias uždrausta keliauti, o visas likęs Izraelis yra pažymėtas oranžinio spalva, taip kaip ir parašyta. Permastykit savo poreikį ir būtinybę tenai keliauti. Kadangi situacija Izraelyje yra komplikuota ir įtempta, Izraelis šiais metais pradėjo taikyti naują reikalavimą į šalį atvykstantiems turistams nuo 2025 metų sausio 1 dienos. Norint patekti į Izraelį, reikia pildyti tokią elektroninę formą ir gauti papildomą elektroninę vizą. Iš principo formą galime rasti mūsų Izraelio ambasados Vilniuje interneto puslapyje, iš kurios būsit nukreipti į jau migracijos departamento oficialų puslapį esantį Izraelyje. Tai formos pildymas nėra sudėtingas, jisai užtrunka galbūt 5 minutės. Pati forma kainuoja 25 šekelius, kas yra 6 eurai. Ir užpildžius tą formą, migracijos departamentas Izraelyje turėtų atsakyti per 72 valandas. Tai aš tą formą užpildžiau vakar per pietus, tai yra penktadienį, ir labai tikiuosi, kad man jie suspės atsakyti iki trečiadienio 6 valandos ryto, kadangi 6 valandą aš jau turiu kilti iš Vilniaus oro uosto. That's it. Tiek informacijos, lekim žiūrėti, ar man pavyko patekti į šalį. Susitiksim neužilgą. Bum! Tel Avivas, Izraelis. 2 valandą po pietų turėjau leistis 12 valandą, 2 valandas mane užlaikė
pasų kontroliai ir patikroji, išklausinėjau visų įmanomų dalykų. Ką veiksiu, ką darysiu, kur būsiu, kur važiuosiu, kodėl atvažiavau ir panašiai. Sako, čia karo stovis, ką tu čia veiki. Ir aš šiandieną turėjau važiuoti iki Juodosios jūros, 200 km, aš turėjau važiuoti šiandieną traukiniu ir peršokti Jeruzalei į autobusą ir tada važiuoti iki miesto Ein Boke, kuris yra prie negyvosios jūros pakrantės. Bet nusipirkau bilietą ir atėjęs į metro, kuris yra, ne metro, o traukinių stotis, kuri yra po oro uostų, man iš karto pasakė, traukiniai šiandieną į Jeruzalę nevažiuoja, jis yra atšauktas dėl didelių gaisrų. Tai iš principo dabar važiuosiu iki Tel Avivo ir bandysiu susimedžioti autiko bilietus per kitą miestą iki Juodosios jūros. Pasižiūrėsiu, kaip seksis. Bus matyt. Dabar bandau varyti susimedžioti savo traukinuką iki paties Tel Avivo, kur bandysiu ieškoti galbūt peršokimo. Jeigu užtruksiu, gali būti, kad šiandieną liksiu pačiam Tel Avive. Bus matyt. Nors planas buvo iš principo toksai, šiandieną važiuojam iki Juodosios jūros, tada rytoj važiuojam iki Jeruzalės atgal ir penktadienį iš ryto prieš žydų šventą dieną šabatą, šabatas yra labai šventa diena, penktadienį po pietų iki šeštadienio 7 val. Vakaro niekas neveikia, traukiniai nevažiuoja, viešasis transportas nevažiuoja, niekas nevažiuoja ir panašiai. Tai toks planas buvo penktadienį pasiekti Tel Avivą ir tada jau iš Tel Avivo pėsčiom ateiti grinai iki oro uosto šeštadienį. Tai žiūrėsim, kaip visas šitas planas dabar man susidėlios. Tikėtina, jog čia viskas keisis, kadangi su laiku dabar aš nelabai telpu. Varau ieškoti traukinio, čia dienas atvažiavome į Tel Avivą. Susiradau traukinuką, atvažiavau iki Tel Avivo centro. Panašu, kad čia centriukas. Bet ką man reikia susirasti? Man reikia susirasti parduotuvę, nusipirkti SIM kortelę ir tada susirasti, kaip aš galiu išvažiuoti iš Tel Avivo vėl atgal. Praeidau jau kokių 30 minučių, ieškau, kur nusipirkti SIM kortelę. Nėra. Viskas uždaryta. Toks įsivaizdas, kad va, šventinę dieną arba per kokias kūčias kalėdas, kai niekas nedirba ir niekas neveikia. Tai dabar turiu eiti 20 minučių iki kažkokio didelio prekybos centro, kuriame tikiuosi, jog man pavyks nusipirkti SIM kortelę. Ir tada grįžtant atgal reikės iki pagrindinės traukinių stoties ar autobusų stoties. Neaišku, dar neišsiaiškinau šito, kadangi, kaip ir minėjau, neturiu interneto, kaip pasižiūrėti. Kitas momentas, belė kaip karšta, čia ta prasme, vietram 4 laipsniai, dabar aš visas bėgau, visa nugara šlapia. Wow, neįtikėtina. Pastačiukai va tokie va besistiebiantis. Smagiai. Nu tai vienu žodžiu. Užtrukau 2 valandas, kol susiradau SIM kortelę. Nusipirkau neribotą internetą, bet dabar turiu beveik 4 valandas. Eisiu į traukinuką, tenai traukinukas ir važiuosim iš Tel Avivo pakeliui link Gazos ruožo ir nuo Gazos ruožo susuksim ties Juodąją jūrą. Šiaip ką galiu pasakyti, nuotaikos Tel Avive tokios dviprasmiškos, tiesą pasakius. Visur va ant pastatų ten tokios žvakutės dega. O tokie užrašai Bring them home now. Tai čia apie tuos įkaitus, kurie buvo pagrobti spalio 7 dieną po teroro išpuolio prieš Izraelį. Tiesą pasakius, labai daug kariuomenės žmonių, labai daug karininkų kiekvienam kampe. Ir labai sunku filmuoti, jų negalima filmuoti, iš principo jie yra ginkluoti. Ir visur, kur aplink realiai. Traukiniuose tikrina, parduotuvės centruose stovi prie kiekvieno prekybcentrio, į kurį eini. Irgi laukia po vieną karininką, po vieną kareivį, kuris prižiūri tvarką ir veikia kaip pasyvi apsauga prieš tokius teroristinius aktus. Tai va, tokie reikalai.
persėdimą ir autobusų damušim likusius 100 km iki negyvosios jūros. Tai kelionės 3 valandas, turim 4:30 dabar. Labai keista, kaip ir sakiau, labai įdomus smogas už langą. Saulės visiškai jokios nesimano. Išlipom tarpiniai sosteliai. Kas per oras, aš nesuprantu, čia greičiausiai nuo tų degančių miškų tiek daug dulkių ir tiek smogo, bet net ir kvapas yra toksai labai įdomus. Labai įdomus kvapas. Nu, žiūrėsim. Tai dabar einam lauk, eisim iki autobusų stoties ir tada iš autobusų stoties važiuosim jau iki Juodosios jūros. Jau važiuojam 20 stotelių ir būsim vietoj. Tai yra maždaug 1:30. Ką dabar turim? Nematau. 6 valandas. Na tai jo, apie 7 valandą turėtume būti vietoj. Būsim prie Juodosios. Būsim prie negyvosios jūros. Cool. Ir šiandienos tikslas. Aš šiandieną neturiu nakvynės vietos, niekur nesibukinau. Ir pasakysiu kodėl. Prie negyvosios jūros yra 3 kurortai. Vienas Vestbanke, kur nėra rekomenduojama vykti. Tikėti, mes pro jį tik tai pravažiuosim. Kitas yra vidury negyvosios jūros šalia. Bet jisai yra uždarytas, visas kurortas yra uždarytas dėl atsivėrusių smegduobių. Tai ten mes nevyksim. Ir vienas, į kurį mes dabar važiuojam. Ir vienas, į kurį mes dabar važiuojam. Vadinasi Einbokek kurortas. Tai yra vienas vienintelis normalus kurortas prie negyvosios jūros iš Izraelio pusės. Viskas yra sukurta turisto, bet ir kainos turistiškas žiūrėjau. Pigiausias viešbutanas vienai nakčiai, vienam žmogui 102 europinių. Labai daug pinigų. Tad mes šiandieną miegosim kažkur ant jūros kranto. Tikėkime, mes rasim gerą fainą spotuką išmiegoti ir tikiuosi, kad nebus lietaus. Welcome! Atvykom, bičiuliai. Atvykom. Einbokekas prie Juodosios jūros. Kas man su ta Juodąja jūra? Prie negyvosios jūros. Negyvoji jūra. Tai čia vienas iš tų kurortų, vienas iš 3, tiksliau iš 2 kurortų. Ir mes kažkur bazuosimės čia, paplūdimy miegosim šiandieną. Ieškosim vietos, kur prisiglaust. Rinksimės spotelį, kursim savo workcampą. Ir krisim šiandien kažkur čia. Čia, man atrodo, dabar yra viešas paplūdimys. Gali būt, kad jame ir pakrisim. Turėtų galbūt dušai, net ir tūlikai. Pasižiūrėsim, nors šiaip nėra leidžiama. Nėra leidžiama čia viešai paplūdimiuose miegoti, bet žiūrėsim, gal kažkur tai pavyks pakristi mums. Kažkur atokiau. Kažkaip taip, reikėtų tik tai vietą susirasti. Einu, pamedžiosiu dabar vietos. Turim 7 valandas. Kol nesutemo, būtų gerai susirasti kažkur, kur būtų galima prigult. Pažiūrėsim, gal ir ant kokio suoliuko čia pakrisim. Čia chebrytė visiška kažkokia smėlio audra. Aš jums sakau, taip smėlį nešioja. Bet kuriuo atveju, sveiki atvykę, negyvoji jūra. Žemiausias taškas pasaulyje. 230 metrų žemiau jūros lygio.
labai stipriai šiukšlės skraido, viskas aplinkui skraido. Tai jo, žemiausias taškas žemėje, 430, kaip ir sakiau, žemiau jūros lygio, tai neimant, aišku, ten visokių jūros dugnų, Marijanų, įdubų ir panašiai, čia yra žemiausia vieta pasaulyje. Prikolas, ten panašu, kad aš miegosiu toj budeliai. Nors jeigu čia šitas vėjas neaprims ir nenurims šiukšlių mėtyt ir smėlio pūst, tai klausimas, kaip man čia seksis. Nu, kažkaip bandysim išgyventi šiandieną. Tuoj turėtų pradėti temti eisiu, apsižiūrėsiu, tenai gal pavyks įlysti, tiesą pasakius. Bet labai gusinga, labai vėjuota. Wow. Rimta smėlio audra panašu ateina ir bus visą naktį. Varto, žiūrėkit, suoliukus net. Šakos lūžta, van rulonas rulonas nuridėjo. Čia viskas ištaškyta. Kai smėlį neša, taip rodo važiuoja, wow, neįtikėtinai. Tai nežinau, šiaip būtų gerai, kad tų namukų neuždarytų, bet jeigu juos uždarys, tada kažką kitaip reikės suktis. Reiks kažkur kitur gauti kažkokią šlovėje ar panašiai. Žiūrėsim. Čia va žmogus tvarkosi. Matai nuo palmės ošia. Čia gana rimtai. Pasižiūrėjau viešbutanus, pigiausias viešbutanas už 5 km į tą pusę ir kainuoja 7,1 eurasą. Stipriai abejoju, ar aš tą 7,1 eurasą leisiu. Labai stipriai abejoju. Eisiu, manau, dar kartelį čia pasivaikščiosiu, pasižiūrėsiu, kas kaip ir prie ko. Ir reikės priimti kažkokį tai politinį sprendimą, kur šiandieną glaustis. Po kol kas laukia, tai čia taip atrodo šiaip sau, pavadinkim taip. Labai šiaip sau. Mūsų varkiam pasmėlį, bičiuliai, o tai va šiandien miegos. Nebus patogu, bus gana kieta, bet manau, kad išmiegosim. Svarbiausia, kad nelytų. Jeigu nelys, bus labai gerai. Tai vat. Kraunos, manau, manatkės, pavalgysiu ir pavakarieniausiu, atsigersiu ir einu miegot. Reikia pamiegoti šiek tiek. Gerai, susitiksim neužilgo. Biškį pakimarinu. Penkios. Einu dar pamiegoti. Labas rytas, bičiuliai. 3 valandą ryto. Ėjom miegoti tenai. Šitam vagardelį miegojom čia ant žemės. Po to perėjau miegoti čia. Perėjau todėl, kad naktį mane užpuolė dykumų lapės. Ir aš nejuokauju, arba dingas, arba kažkoks kojotas, arba dar kažkas, tai pradėjo atiminėti kuprinę, kai jau pradėjau lūžinėti. Kadangi turiu maisto kuprinį, tai greičiausiai užuodė. Tai perlipau čia. O dabar pradėjo lyti. Tiksliau jau pabaigė lyti, bet lyjo. Šiek tiek sušlapau. Ir einu papasakosiu šiek tiek plačiau, ką mes dabar 3 valandą ryto darysim.
turiu porą variantų, tai noriu įeiti į šviesą, kur geriau matysi su GoPro ir tada šiek tiek papasakoti, ką mes šiandien veiksim, koks šiandienos yra planas. Rytinis dušas, kebra. Taigi, išmiegojau, užpuolė laukiniai žvėrys ir gavau lietaus, tai šiek tiek šlapės jaučiuosi ir miegmaišių šlapės, reikės džiovinti. Turim, kiek dabar turim? Turim 3 valandas 40 minučių ryto. Ir mano šiandienos planas, aš 5 valandą ryte turėčiau būti 8 kilometrai nuo čia, vienam pažintiniam take, jisai vadinas Gyvačių takas. Ten yra kopimas valandos trukmės į praktiškai 1 kilometro aukštį kalną, aukščio kalną, kuriame buvo kažkada tai pilis, visa kita ir panašiai ir panašiai. Ir nuo tos pilies atsiveria labai labai įspūdingi vaizdai į negyvąją jūrą, kada kyla saulė. Bet esmė ta, kad man čia yra 8 kilometrai ėjimo, tai realiai gal apie 2 valandas, kažkas panašaus. Ir jeigu aš tenai dabar važiuoju, jeigu bandau susirasti taksą, nes neplanuoju eiti, tai faktas tas, kad man reikės čia grįžti dar kartelį į šitą Einbokeko kurortą, šitą miestelį, kadangi aš dar nebuvau net įbridęs į negyvąją jūrą, ką aš noriu padaryti. Bet tas man užgaiš labai daug laiko, kadangi aš nežinau tada, ar pasieksiu Jeruzalę. Plus Jeruzalėj yra labai dideli gaisrai miškų ir, kaip vakar patirtis byloja, net viešasis transportas į Jeruzalę nevažiavo. Tai aš bijau tenai tiesiog strikti, kadangi rytoj prasideda šabas ir viešasis transportas nevažiuos. O jeigu nevažiuos, aš nepasieksiu Tel Avivo, jeigu nepasieksiu Tel Avivo, bus gana sunku išskristi iš čia. Arba yra kita opcija, niekur nevažiuoti, likti čia, palaukti saulėtekio čia, šiek tiek pabūti prie negyvosios jūros ir tada bandyti šiek tiek anksčiau važiuoti iki Jeruzalės, pasižiūrėti kokia tenai situacija ir gal net šiandien, jeigu ką, važiuoti pajudėti link Tel Avivo, nors planas buvo nakvoti 1 naktį Jeruzalėj. Tai pasižiūrėsim. Žiauriai neskanus vanduo, nu toks šlykštus, jis geriamas, bet toks blogas. Toks burnoj prastas skonis dabar. Bet nieko, pamiegau 6 valandas, beveik 6 valandas. Buvo aišku nepatogu. Dabar einu pabandyti pasižiūrėti, kiek man kainuotų taksas iš čia nuvažiuoti iki Metsados miestelio, kuriame prasideda mano pažintinis takas. Kitas niuansas. Tas pažintinis takas atsidaro 5 valandą ryto ir užsidaro 10 valandą dienos metu, kadangi ten būna labai karšta. Tai va, tai aš vėliau tenai negaliu važiuoti, negaliu dėl 2 priežasčių važiuoti: dėl karščio ir negaliu važiuoti dėl to, kad jau bus pakilusi saulė ir nebus galbūt taip gražu. Bus gražu, bet aš noriu pamatyti pačią tekančią saulę. Tai iš principo, ką aš dabar turiu 30 laipsnių temperatūros dabar. Tai neįsivaizduoju, kas bus tenai, kai bus 10 valandą ryto. Einu paieškosiu taksą. Pasižiūrėsiu. Atėjau atsigulti į paplūdimio namelį tokį. Visai čia fainai. Žinau, ar matosi, bet stogelis vaira, visa kita panašiai. Visai kultūringai. Bet, bičiuliai, mes turim problemą. Pradėkim nuo to, kad kai sakiau, kad ten yra 8 km iki to pažintinio Gyvačių tako, yra 17 km.
Ir įėjimo 3 valandas 5 minučių. Bandžiau pasižiūrėti taksus. Nevažiuoja dar po kol kas. Anksčiausias autikas, kuris iki ten važiuoja. 8:30 valandų ryte. No go. Labryt, bičiuliai. Pakimarinau tuose būdelėse dar porą valandų ir neradau takso. Neradau takso, kuris mane nuvežtų iki Metsados, iki to gyvačių tako. Tad varysim išsimaudyti į negyvąją jūrą. Oplia. Šiaip tiesą pasakius, gal viskas ir neblogai gavos, kadangi patys matot, koks dangus. Čia jokio saulėtekio nepamatysi per tokius debesis. Tai vat, negyvoji jūra, žemiausias taškas Žemėje. Negyvosios jūros druskingumas yra 35%. Tram 5%. Tai yra beveik 10 kartų druskingiau negu iš principo vandenynuose. Tai ne veltui jinai vadinama negyvąja jūra, kadangi čia nėra net mažiausių mikroorganizmų, kurie galėtų būti gyvi šitam vandenį. Bet šiaip šitą vandenį rekomenduoja žmonėm, kurie turi visokių odos ligų, visokių panašiai, visokių niuansėlių. Eisim įsimaudyti, nėra šiaip labai dabar šilta, gal kiek 24 laipsniai. Bet reikia įlysti, kad jau čia esam. Varom pasimaudysim. Negyvoji jūra, bičiuliai. Čičing, uždedam varnelę, išsimaudėm pirmą kartą gyvenime negyvoji jūroj. Labai smagu. Jūs pasižiūrėkit. Ir tiesiog va taip va guli. Ir guli va savo taip va. Plūduriuoji savo. Plūduriuoju jau 20 minučių. Atsibodo šiek tiek. Bet saulėlis. Dabar saulėlis, tai įsivaizduokit, ką aš būčiau tenai pamatęs, jeigu būčiau tenai varęs iki gyvačių tako. Nu, būtų liūdesys. Aišku, bet kuriuo atveju tenai yra įdomu. Bet tikslas buvo kitoks. Smaguris. Tai va, bičiulimbai, išlindau iš jūros. Čia mano šmutkės. Planas. 2 planai. 3 planai. Pirmas. Rasti, kur išgerti kavos. Labai noriu atsigerti kavos. Ir kiti 2 planai. Tai vienas yra važiuoti į Jeruzalę, kur siautėja gaisrai. Ir nežinoti, kaip iš jos išvažiuoti į Tel Avivą po to. Arba važiuoti tiesiai į Tel Avivą. Ir Tel Avive aš turėsiu dar 2 nakvynę. Tai šiandieną ir rytoj. Šeštadienį aš išskrendu. Nežinau. Atsigersiu kavos ir pamastysiu, ką daryti toliau. Kažkodėl noriu nuvažiuoti iki Jeruzalės. Bet turiu pasižiūrėti dar informacijos. Einam ieškoti kavos. Čia neįmanoma rasti, kur kavos nusipirkti. Realiai, niekas nedirba dar 8 valandą. Niekas neduoda šaltos kavytės atsigerti. Wow! Wow. Liūdesėlis. Vienu žodžiu, man autobusas į Jeruzalę po 3 minučių. Aš manau, kad imu šitą autiką ir varau iki Jeruzalės. Kitaip nebus. Hup. Jeruzalė. Atvykom į Jeruzalę. Išlipom čia va šitoj stoty traukinių. Toksai praėzdas buvo, kur išleido. Negaliu vaizdingiau parodyti. Parodysiu, kai grįžinėsim atgal. Taigi, pasibukinau hostelį. Kaip ir visam Izraelį, hostelių kainos yra brangios, o viešbučių dar brangesnis. Už hostelį sumokėjau 28 eurasus. Žiūrėsim, kaip tas hostelis atrodo. Bet jie čia visi labai sutvarkyti, tvarkingi, gražus.
Tai turėtų būti neblogai. Turėtų būti švari patalynė. Žiūrėsim. O iki hostelio mum eiti dabar yra 26 minutės. 10 valandų ryto. Norėčiau pasidaryti ankstesnį čekiną, bet ankstesnis čekinas kainuoja dar 10 eurasų. Tai nežinau, pasižiūrėsim, einu dabar iki vietos. Nusipirkau kavytės. Taip gerai. 2 ir 3 dienas negeriau kavos, tai tiesą pasakius, tai malonu atsigerti šaltos, skanios, geros kavos. Susivedžiau dar tarp kitko balansą. Kiek dabar esu išleidęs, tai 2 diena yra Izraelyje ir šiai dienai pirkau dantų šepetuką 4 eurasai, oro uostas Tel Avivas, traukinukas Pitakas, kortelę pirkau dar 2 culį sumokėjau. Ir tada važiavau iš Tel Avivo iki Juodosios jūros, sumokėjau 10 eurasų. Ir nuo Juodosios jūros parvažiavau iki Jeruzalės. Tai dabar turiu išleidęs kem 4 eurasus bendrai. Nepirkau dar maisto, nes maistą turiu pasiėmęs šiek tiek iš namų, tų savo užpilamų visokių davinukų. Jų dar aišku nepasigaminau, bet turėjau sumuštekų ir kabanosi dešrelių. Tiesų kapau. Tiesą pasakius dar turiu, bet jau nelabai noriu valgyti 3 dieną ar 2 dieną jau pasimečiau. O dabar pabandysiu eiti ten į turgų. Matot? Ten kažkoks turgus. Pabandysiu praeiti. Iki mano viešbutano čia gal dar 10-15 minučių kelio. Tai praeisiu pro turgų, pasižiūrėsiu kas įdomaus. Ir manau, kad judėsiu link viešbutano. Šiaip norėčiau po Jeruzalę vaikščioti be kuprinės. Kuprinė vis tiek priduoda man svorio nemažai. Ir šiaip pečius skauda nuo ilgesnio vaikščiojimo. Tai pasižiūrėsiu. Bet ankstesnis registravimas, kaip ir minėjau, plus dar 10 eurasų. Tai iš principo, jeigu mokėsiu dabar už viešbutį ir ankstesnį registravimą, išleisiu dar beveik 10 eurasų. Tai yra daug. Vietoj 30 eurasų. Tai bendra suma bus 7-4 eurasai kol kas. Kažkaip taip. 7-4 eurasai. Norėčiau šiaip visą kelionį tilpti į 100 eurų. Į 100 eurų 4 dienas Izraelį būtų visai prikolas įtilpti. Reiks pabandyti, aišku, sunkiai gausis. Tel Avive viešbutanai dar brangesni, nebent miegosiu kažkur paplūdimy. Bet po šiandienos miegojimo paplūdimy visos mano rankos, visos kojos tokiais taškais sušaudytos. Koja dabar jau praėjo. Nežinau, kas mane naktį sukando, bet visas kūnas mažais taškiukais nusėtas. Neįsivaizduoju. Einam į turgų. Kaip visokių reikalų padavinė, kaip fainiai. Oh, yeah, hello. This is good. Very no sugar. No sugar? Yeah. Okay. The best of them. Ooh, what is this? This is tea. Tea? Right. Ooh. Smells very nice. A good one. Try. What is this? This. Is this? Yeah. Ja, iš principo tai visko yra. Kaip didžiausiam turgui. Nuo žuvies iki mėsos, iki gaminių pačių įvairiausių, iki pincikliuškų, kinietiškų, sūriai. Aišku, kainas aš tiesą pasakius nežiūriu. Jiem čia interesas visą laiką, aišku, viską yra parduoti. Va tais va dalykais čia jau 3 kioskas prekiauja. Nu, smagiai. Smagiai. Žinot, pirmas įspūdis tarp Tel Avivo ir Jeruzalės yra tas,
kad čia chebrytė neskuba, čia nėra, čia yra didmiestis, čia gyvena milijonai žmonių, bet miesto atmosfera yra visai kitokia nei Tel Avivo. Tel Avivas yra verslo centras, iš principo, didelis verslo centras. Viskas tenai sukasi apie verslą. O Jeruzalė yra gerokai senesnis miestas, su gerokai senesniais pastatais, siauresniam gatvelėm, gilesniam tradicijom. Todėl ir sakoma, kad jeigu nori pajausti šiek tiek Izraelio, turi važiuoti į Jeruzalę, o jeigu nori naktinių klubų, naktinio gyvenimo, jeigu nori daugiau tos vakarietiškos tokios kultūros, prie kurios mes esam pratę didmiesčiuose tokiuose kaip ten Londonas, Paryžius, Barsa ir panašiai, tuomet jau važiuoji į Tel Avivą. Taigi, situacija tokia. Sumokėjau už viešbutaną, kaip ir sakiau, beveik 3 eurasų. Išsiunčiau užklausą ankstyvajam check-inui, bet man po kol kas jo nepatvirtino, o jau turim praktiškai 1 valandą, tai realiai aš manau, kad aš neįsiu jo ir už jį aš nemokės, nes tai yra papildomi 10 eurasų. Palauksiu aš 2 valandos ir pasidarysiu aš tą check-iną normalų. Kitas momentas. Mes perkopėm 100 subscriberių. Ta proga pasiėmiau vieną Tuborgą. Ačiū bičiuliai. Ačiū, kad sekat, ačiū, kad žiūrit. Ačiū jums. Tai reiškia daug. O dabar užsisakiau dar burgerį pasiimti. Šiaip čia pilna restoranų, kabakų, visokių šavarmų ir viso kito, bet pusė visų įstaigų neveikia. Realiai. Aš nesuprantu. Čia nei šabas, nei savaitgalis. Tiesiog užklausinti. Tai laukiu dabar burgeriuką savo. Pasiėmiau patį paprasčiausią. Tuborgas man kainavo 202 šekelius, kas yra 5 ar 6 eurasai. Nemažai iš tiesų. Ir burgeriukas dar 60 šekelių. Tai irgi panašiai 10 eurų. Kažkaip taip. Susimvesim, pasikonvertuosim ir pasižiūrėsim, kas overall gavosi. Tokį burgeriuką atnešė. Tai rezime gavos viskas praktiškai 2 eurų. Šitas burgeris ir nealkoholis alus 2 eurasų. Nu gerai, kažkaip taip gausis. Už jūs, bičiuliai. Palaukam. אבל לא שיהיה בקצב, מה? שתי. טוב, אם אתם כבר שתי חפיים, אנחנו רוצים לדבר Kaip už 15 eurasų. Labai blogai. Labai prastai. Sausas ir beskonis. Bet reikia suvalgyti. Mano hosteliuks. Atvarėm į hostelį. Mano lova turėtų būti 5. Apačioje, bet čia kažkas akivaizdžiai mėgo. Tai imsim 6. Yra spintelės, bet nėra kaip užrakinti. Ir parašyta 15 šekelių. Reikės pirkti. Aš noriu pasilikti visą šmutkės ir eiti be šmutkių. O nu tai vienu žodžiu. Reiks eiti nusiprausti. Reiks eiti pasidaryti darbus visus. Ir varyti pasivaikščiot po Jeruzalę. Varau praustis. Nu ką, nusiprausiam, persirengėm. Turėjau užsidėti kelnes, kitaip prie raudų sienos nepriima. Negalima su šortais, negalima su trumpom rankovėm. O prie raudų sienos mes turim tikslą. Čia mano viešbutanas. Prie raudų sienos aš turiu 4 lapelius, kuriuos noriu įdėti. Pabandysiu juos ir įdėti. Parodysiu keletą lapelių jums, aišku, irgi.
Op. Gerai. Tai šiandien planas jo yra toks nueiti prie Raudų sienos, aplankyti pagrindinį Jeruzalės bažnyčią, Raudų sieną ir that's it, ir daugiau plano aš neturiu, rytoj anksti reikės keltis važiuoti į Tel Avivą, o šiandieną dar noriu sueditinti vidosiką. Tai va, tai neturiu labai daug laiko. Porą kilų iki Raudų sienos ir atgal. Nu, tai čia, manau, truks iki valandų 2. Varom. Įėjau į senamiestį ir leidžias link Raudų sienos. Šiaip tiesą pasakius, labai daug žmonių. Bet, kas keista, labai mažai policijos pareigūnų. To kol kas nemačiau, arba jie čia kaip civiliai persirengę vaikšto, patruliuoja nuolat, arba jų čia nėra. Bet aš to nenoriu tikėti, kad jų čia nėra. Čia žmonių kiekis milžiniškas, patys matot už manęs, kas vyksta. O, wow. Wow, kaip gatvytas. Wow, pasižiūrėkit, kiek šmotkių visokių. Čia maisto nėra, bet realiai čia vien tik fincikliuškas. Audiniai, žaislai, medžiagos, auskarai, papuošalai, paveikslai. Šešiai belekas, šlikės va sudėtas, kašaliokai. Dar drabužių. O, prieskoniai. Kiek kvapų skirtingų, pačių įvairiausių. Nuo žmonių kvepalų, nuo prieskonių visokių kvapų. Na šiaip, o dabar ir maisto produktai prisidėjo, tai irgi nemažai čia visko. Smilkalai, o smilkalų kvapas labai Nosinė triečia. Wow. Where do you buy this one? Which one? The stand with the television. This one? Oh, on the internet. GoPro. The car? No. How much it costs? 70 euros. 70 euro? Yeah. It's not expensive, but you know, you have to order from GoPro official website. Tiesiog pardavėjas paklausė, iš kur pirkau GoPro štatyvą. Sakau, 7 euras. O, sako, it's cheap. Ok. Aš iš paskutinių skatikų. Tarą teko pridavinėti, kad nusipirkčiau tą štatyvą. Čia bachuriukas sėdė pardavinėje bedinių šaukštų, sako, it's cheap. Prikolas. Normaliai. Čia yra Raudų siena. Čia yra garsioji Raudų siena. Wow. Geras. Tai va čia yra garsioji Raudų siena. Nu čia tiesiog yra plytų siena. Plytų siena. Nu nueit. Einam, prisėsim. Parodysiu lapelius, kuriuos esu užrašęs. Gal pavyks man juos įkišti. Opa. Tai turiu 3 lapelius, kuriuos žadu įkišti. Pirmas lapelis. Plius 100 subscriberių kanalui. Antras. Labai rimtas. Vienas, labai rimtas. Visiems sveikatos. Visiems sveikatos. Kas žiūrit, kas nežiūrit, visiems sveikatos. Ir trečią pasirašiau patį svarbiausią. Kad Grybauskaitė taptų vėl prezidentė.
Nusikišiu, kad visi mano norai išsipildytų. Turiu dar į 4, bet 4 asmeninis. Varom. Nežinau, ar pavyks filmuoti, nes jie čia gana rimtai tai žiūri. Pasižiūrėsim. From Lithuania. Добрый день. Labą dieną. You are also Jewish? Mother is Jewish? Perhaps, You have Jewish family? No. Welcome. Have a nice day. Nice trip. Thank All you. the best. Thank you. Welcome to Jewish blessing. Where do you come from? From Lithuania. Добрый день. Labą dieną. You are also Jewish? Mother is Jewish? Perhaps, You have Jewish family? No. Welcome. Have a nice day. Nice trip. Thank All you. the best. Thank you. Nu ką, atsigeriam švenčiausią vandenėlę, pastovėjom prie sienos, sukišom lapukus. Ček. Jeruzalė. Smagiai. Dar pabandysiu nueiti iki bažnyčios, kadangi esu tinkamai apsirengęs. Nežinau, tik tai kurioje jinai pusėje. Ten, ar ten kažkur tai. Labai daug žmonių. O saulė kepina. Ir saulė dar filmuoja. Dėlė kaip kepina. Tai bandysiu eiti iki Kristaus kapo bažnyčios, kuri yra man pakeliui prie mano Viešbutano. Tai einu tenai, pasižiūrėsiu kaip seksis, pavyks eit, nepavyks eit ir tada jau varysiu Viešbutaną. Svarbiausias Jeruzalės vietas būsiu aplankęs. Čik! Jeigu jūs manęs paklausite, ką aš čia darau, tai aš vaikštau po Kristaus kapo bažnyčią. Čia buvo nukryžiuotas, palaidotas ir prisikėlė Jėzus, pasak legendos. Tai šita bažnyčia yra švenčiausia vieta Izraelyje krikščionims. Šventesnės vietos nėra. Šita bažnyčia pati švenčiausia.
Sustojau pasidaryti trumpą pertraukėlę, pakeliu į viešbutaną, skaitau naujienas. Miškų gaisrai Izraelyje tampa nekontroliuojami. Wow, Izraelyje per didžiulius miškų gaisrus sužeista mažiausiai 12 žmonių. Kariuomenė dalyvauja gesinant gaisrą, įtariama padegimu suimta 18 žmonių. Aš dabar esu Jeruzalėj ir chebra čia tiesiog čilina. Tiesiog. Aišku, taip ir turėtų būti, viskas tvarkoj, bet esmė ta, kad aš nežinau, kaip aš iš čia išvažiuosiu. Jeigu bus keliai iš Jeruzalės uždaryti į Tel Avivą, man šakės. Nes penktadienį 6 valandą ar kada po pietų prasideda šabas ir joks viešasis transportas nebevažiuoja. Iki šeštadienio 7 valandos vakaro. Tai varau į viešbutaną, varau montuoti vidosiko ir lauksiu rytojaus. Tikiuosi pavyks iš čia išvažiuoti. Sugrįžom į Workcampą. Opa. Taip, pamiegosim šiandien. Šmutkės, dar nusipirkau kavos. Kraunas manatkės. Ir einame editinti dosiką. Baigiu editinti dosiką. Liko keletas minučių. Sueditinsiu ir eisiu miegot. Jaučiuosi pavargęs, ilga diena buvo, tiesą pasakius. O jūs, jeigu pasižiūrėjote iki galo, paspauskit laiką, parašykit komentarą, pasidalinkit su draugu, su bičiuliu, artimuoju, mylimuoju ir sekit kanalą. 100 subscriberių plus. Mes įrašėm, nepamirškit, ir raudų siena turi išsipildyti, bet be jūsų neišsipildys. Gerą vakarą, bičiuliai. Susitiksim po poros dienų. Iki.